Atėjo vasara, tad pagaliau galime pasigaminti gardžius naminius ledus. Ir ne bet kokius, o būtent iš šių Kent rūšies mangų. Tik pradėjus šilti orams, mano pirmu ir netgi pagrindiniu pasirinkimu tampa ledai. Jiems jaučiu šiokią tokią silpnybę, tad niekada nepaleidžiu progos pasmaližiauti. Šiandienos receptui pasirinkome ne bet kokius, o būtent mango ledus, kurie atgaivins karštomis vasaros dienomis. Receptas yra labai paprastas, nes reikės tik 3 ingredientų – mangų, grūdėtos varškės ir medaus. Tikriausiai grūdėta varškė skamba labai neįprastai, bet patikėkit, ji ledams suteikia labai malonaus kremiškumo. Visus ingredientus sudedame į blenderį ir išplakame iki vientisos masės, kurią supilame į atskirą indą ir paliekame šaldiklyje 3–4 valandom. Ledus taip pat galite pagardinti smulkiais šviežio mango gabaliukais. Rezultatas – labai lengvi, švelniai saldūs ledai, kurie patiks ne tik jums, bet ir kitiems.